Mes tiesiog čia naujas formatas, mes supratom, kad reikia uždirbti iš tų bairių, kurios mes neįdedam į šou. Ir mes nusprendėm viens kitam papasakoti savo bairius, kurios mes myžom įdėti į šou, nes mes galvojam, kad jie per daug šudini yra. Tai jūs už tai sumokėjot. Žinokit. Žinot dar už ką jūs sumokėjot? Aš tik noriu pasakyti. Jūs galite sakyti, Olego bairį, hujovi, ten, huine, bet... nusipirkau butą be paskolos. Be paskolos. Todėl nerėjau mačiuliai, čiulptų bybį. Ten kiti visi ekonomistai, Nausėda jau seniai čiulp bybį mano butas bent nėra, žinot, draustinoj vietoj. Jisai ten, kur galima statyti būtą, nėra, kad, blėt, ant paminklo paukščių, blėt, pastačiau savo būtą. Jo, jūs galėsit sakyti, Olegai, tavo bairį hujovė, bet 7 kvadratų. 7 kvadratų. Brangi nuoma, ne? Brangi nuoma. Čia esi nuomojas naują chatą, tiesiog pradėjo nuomotis, raktus pasiėmė. Aš nusipirkau chatą. Parkingas dar savo. Jau remontas padarytas. 175 000 eurų be paskolos. Norėčiau savo maikę tokią pasidaryti. Sveiki, aš Oleg Šurajev, nusipirkau būtą už 175 000 eurų be paskolos. Tau numerius reikia mašinos pasidaryti 175 000 eurų. Būtai savininkas 1 numeris. Kaip jums? Beje, jeigu neturėsit kur gyvent, man pohui, nes aš nusipirkau būtą. Man patiko, kai aš paklausiu, kur nusipirkai, sakai, nu tai netoli tavęs. Nes aš tik nesenai parodžiau, kur aš gyvenu ir toks, nu, aš žinok, vat, tik tyčia netoli tavęs, vat, nusipirkau. Na, aš nieko neimplikuoju, to prasme. Jo, bet aš neseniai supratau, kad esu šiaip legendinis komikas. Nu, nes nusipirkau būtą visų pirma. Blet, kaip sunku. Kas nors paplokėt salėj, kas irgi nusipirko būtą šiandien? Beje, ne, rimtai, aš supratau, kad aš legendinis komikas, aš neseniai kavinį sėdėjau ir už mano nugaros bičias buvo pasimatėme su mergina ir jis bandė jai perpasakot mano bairį. Mano bairį bando, aš taip toks sėdžiu, geriu kavą, lik nieko ir jis sako, jai, žinai, kaip rusai sako. Ir aš taip jau atsisuku biškinis, neaišku, ką jie ten sako, tie rusai, blėt. Nes jie vieną dieną sako vieną, kitą dieną kitą. Nu, žinai, kaip ten rusai sako, Jėzus prisikėlė. Ir jie atsako, ir jis, blėt, nežino, kaip pabaigti bairį. Jis sako, kurva, blėt, neatsimenu. O man čia iššūkis, aš sėdžiu jau toks biški, atsisuku ir sakau, šiaip rusai sako, Jėzus prisikėlė, o atsako, pizda, kaip prisikėlė. Ir jis žiūri į mane, sako, kažkoks nejuokingas bairis. Sakau, kurva, tu, blėt, dabar mano bairį vertini, kurį norėjai perpasakot, kad gaut pist, urodas tu. Kur toks Olegas prispima, aš negavau pistų šitą bairį. Aš už šitą bairį į rojų nepateksiu. Ir aš už šitą bairį, kurva, jeigu tu esi, va, šitas bičias, šitam pasirodymė su šita mergina, nedaug dievė, tai mergina, klausyk, atimk iš jo pist. Paimk ir atimk pist iš jo tiesiog. Sakyk, ačiū tau, urodas, blėt. Ir žinai, tai dar ką supratau, kad manim nepasitikė žmonės. Na, ne? Nu, pizda pasirodo. Aš nuėjau pasimatymą su mergina ir jinai atėjo su draugė. Su draugė, tai pasako, mes dviese. Ir aš sakau, kodėl? Jinai sako, labai norėjo tave pamatyti. Aš sakau, tegul 2 eurų moka šliuką. Norėjo pamatyti, blėt. Tegul ateina į šou, blėt, nemokamai. Ir mes rimtai sėdėjom kaviniai 3, blėt. Aš sakiau kavos, jiems 2 arbatos, blėt. Tatar antrą, kur pricepas vapšė atvarė savo, blėt, keksiuką užsisakė. Aš galvoju, kur tu, blėt, pavalgyt ateini ar ką? Valgo keksiuką už mano pinigus, kur galėjo keliauti į kilimą, į naują būtą. Sėdi, blėt, tokia laiminga.
Ir tada kita dar tą keksą valgo ir sako, žinai, kaip rusai ten sako, Jėzus prisikėlė. Ir aš toks, tu jau nekartok čia, žinai, tai... Žinai, nori iš mano bairių jau... Žiūrėkit, mano bairius tik aš galiu pasakoti arba Vyta. Viskas, taip ir daro. Šiaip mes labai įdomiai susitikom, nusprendėm daryti kartu šou. Kaip? Tau depresija yra, taip? Jo. Ir man depresija. Jo. Bet matai, man atrodo, čia yra nesąžinga, nes tu turi bipolį, tu turi tą manijos bent jau dalį. Aš visada turiu, man arba normaliai, arba hujovai. Tu bent jau turi ahujenai gerai dalį. Žinai, čia yra nelygu. Bet kai man ahujenai nėra taip, kad aš ten genijus matematikos sprendžiu. Aš ten tiesiog, aš toks pats dalbajobas, tik aktyvesnis tiesiog. Aš žinai, kur mano genialumas nueina. Aš parkingė, va taip, va mašinas parkuoju, bet va ten mano genialumas viskas nueina. Tu negalvo, kad kai tu tavo yra high, tu tiesiog labai daug pizdėlinių su žmonėmis prieini ten prie kaimynų. Žiūrėt Simpsonus. Va toks mano vaibas yra. Su manim net nesisveikina kaimynai. Lifte. Labą dieną ir jie ten. Paukštis gal praskrydo, bet... Su rusis nenori šnekėti. Viskas gerai. Viskas gerai. Jo, bet... Tu tai sakai, tu sakai. Ką? Kad aš nemoku būti. Man vieną kartą komentarą parašė. Blet, įsiklausykit. Jobanas ruskis, susiimk savo musulmoniškas šmutkės ir pizdink atgal į Ukrainą. Blet, aš atsakiau į komentarą tiesiog Allah Akbar. Aš nežinojau, ką atsakyti tiesiog. Taip, man labai patinka, kai kuriem aš rusas, o rusai, kai vat Rusijai man sako, Litovcas Ibanas, blėt, Oleg Šurajev, Litovcas Ibanas, blėt. Grinai, vat, Domantas Sabonis, blėt. Toks žmogus be šalies, bet su bipoliu. Bet su būtų. Bet ar jūs džiaugiatės už mane taip pat, kaip aš už save džiaugiuosi? Džiaugiatės? Beje, jūsų pinigai šiandien renginį nuėjo į vonę, turėkite omenyje. Man ten kilimėlio reikia naujo itališko, blet, kaip aš ant jo stovėsiu, va taip pat ir prisiminsiu. Vyta, ačiū tau. Ačiū tau už kilimėlį. Galėsiu aš kai kada pastovėti ant to kilimėlio. Noriu pajausti tą prabangą buvimo gerų komikų. Nieko tokio, ateis tas laikas. Bet mes kalbėjom apie ką mes norim pakalbėti ir mes su Vita, kai susitikom, jinai sako, pas mane apie savižudybės daug. Aš toks bairių ar minčių? Jinai sako, bairių. Aš sakau, pas mane irgi žiauriai daug, nes aš, pavyzdžiui, negaliu kritikuoti žmonių. Paplokit, kas yra, kada nors bandė žudytis. Mes šiaip čia nematom žmonių ir čia filmuoja, bet mes žmonių nefilmuojam, nematom ir jūsų dabar toks visiškai, jūs anonimiškiau dabar esat negu anoniminių klube, ten, anoniminių nusižudusių žmonių klube, kur veda Šapranauskas, bet. O dabar grupė Mango. Jo, tai... Aš labai atsiprašau už savo bairius visus, jeigu kažką įžeidžiau. Neatsiprašinėk, viskas gerai. Kaip aš dažnai iš moterų šitą girčiu. Neatsiprašinėk, kolegai, viskas gerai. A čia Klitorius, ar čia Vytenio gatvė? Kur pas mane būtas? Taip. Neatsiprašinėk. Tesk. Aš man įdomu, kur tu toli nuėjus su Klitorium, nes kol kas manau, kad toli nebuvai nuėjęs. Nuėjau tiek, kiek leido. Pakalbėsim beje apie tai irgi. Čia yra apie savižudybės ir ir aš, pavyzdžiui, nesu toj pozicijoje, kad aš galėčiau kritikuoti žmonės arba sakyti kažką, nes aš bandžiau žudytis, man nepavyko. O patiko? Ne. Nes atvarė greitąją ir man sako, tu bandėjai žudytis. Aš sakau, tu, blėt, 9 metus mokslą baigiai, kad man tiesiog faktais čia dabar spjaudyt, blėt. Aš sakau, aš žmogus, mes bute, blėt, duok diplomą. Va toks bičias, tu bandėjai žudytis, aš toks, blėt, no shit, blėt, Sherlock, blėt.
Skambinam dar policijai. Policija atvaro, tu bandėjai žudytis. Aš galvoju, įdomu, ką gaisrininkai pasakys. Tiesiog, kad būtų, žinot, pilnas komplektas, blemba. Ir realiai jo, sako, jo, tau reikia, ir sako, tu bandėjai žudytis, tau reikia į ligoninę. Aš galvoju, ką tu jau toliau pasakysi, kad tau reikia į ligoninę gydytis. Ir tave ten gal išgydys. Ir jo, ir aš bandžiau, aš buvau atsidaręs dujas, kaip tikras čiuvas su slaviškom šaknim, dujom man patinka, dujas, taip, bam, 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 kamforkį įjungiau ir aš nežinojau, ant kiek reikia arti prieiti. Ir aš gal kokias 3 metrai tiesiog sėdėjau nuo jo ir aš tiesiog žiūrėjau, kaip eina dujas. Taip, atėjo kambariokas, sako, ką tu darai, aš toks žudaus. Jis toks, ateik arčiau tada. Taip, jeigu... Jis kartu prisėdo, toks, davai, palaukiam. Jo, jis iškvietė man greitai, mane paėmė ten. Aš buvau žiauriai girtas, žiauriai apsifigačinęs visais įmanomais narkotikais. Keista, kaip aš nemyriau nuo narkotikų ir nuo visų šitų dalykų. Jo, tipo narkotikai nenuždys, bet jau dujos per 3 metrus. Va čia jau teisingas. Čia iš pas baraiga toks opiume, ką turi dujų. O kiek? Pakankam. Jo, ir buvom susitikę, apie savižudybę pasikalbėjom, blėt, aš po to pas terapeutą nuvariau tiesiog po Vytos, blėt, nes... Ir, žinai, mes sėdėm, tipo, ten ir nežiūri tą medžiagą, sako, nejuokinga, vapšė, aš toks, vapšė nejuokinga, liūdna, vapšė liūdna, bet iš liūdesio darosi, komedija. Šiaip man patinka, kad Vyta dalinasi savo, nes visi komikai yra happy, blėt, laimingi, blėt, suka vėl tie patys, linksmi, blėt. Žinot, kaip Katlerio pana sako, kai jas 3 bičiai pisa. Vėl tie patys. Nereikėjo. O niekas tarsime, tik susirinko, man jau griauna tiltus. Aš tik pradėjau karjerą. O davai subusim, kad dabar būsi tu nuo manęs priklausoma. Blet. Aš gerąją prasme, aš, jeigu būčiau pana, aš norėčiau, kad mane 3 bičiai pistų. Tu ir bičias, tu nori, kad 3 bičiai pistų. Būtent, aš ir dabar būčiau ne prieš, jeigu 3 gražus, faini bičiai mane išpistų. Kurie plauna save. Pas mane reikalavimai nedideli vyrams. Jeigu vyras plauna save, man patinka. Bet kiek nuplautų ir kiek tau užtenka, žinai? Rankas ir... Kad dezinfekuota, ne? Jeigu lubriko nėra dezinfektanto, ne? Tada už... Blemba, matosi, kad žmogus naudoja lubrikantą, nes vadina lubrikas, sutrumpintai. Kaip liktai būtų nieko toks. Lubrikas, blėt, liktai. Suka, aš nesuprantu jūsų tų lubrikantų, labai atsiprašau, ponės ir ponai. Jeigu jau čia kalbam apie pasipisimą, aš tikiuosi, pokalbis ten nueis neišvengiamai, nes traukinukas jau išvažiavo, pip, pip, ir mes važiuojam link temos pasipist. Tai atrodo, darbų mokytojas pasakoja apie pasipisimą. Jau traukinukas, kadangi važiuoja, tai mes vaikaučiai ir susėskam visi. Visiškai turi apsirengęs kaip darbų mokytojas. Seni. The fuck? Naktą baumilas kalėdę užsirašai. Oi, ble, sako žmogus su kombinezonu. Gerai. Su, blėt, kombinezonu, galia parašyta viada, blėt. Per daug pasitikėjimo savim, blėt. Protestuoti prie mano chatos. Su plakatais. Vyta, išeik! Čia net ne mano kombinezonas. Nes man visus bičius savys, neikit, žinokit, į vidų, neikit, nepirkit nieko iš jos. Jos vagina neskani. Jie remia rusai. Kinga. Tai va, apie savižudybę šnekėjom. Ja. Ir aš apie lubrikantus norėjau. Na gerai. Tai grįšim dar. Netolė susijusios temos. Kad patogiau žudytis būtų. Aptėpi savo lubriko, blėt, pasižudai. Ar pasikorė? Išslydau. Praslydai šaprai. Žodžiu. Sorry, kad aš vis prisimenu tiesiog.
O, fainas. O, Lietuvos talentai. Bliat, linksma, tu pana. Nu jo, mes kol kažnekėjom, kiek buvom susitikę tik apie mirtį. Ja. Ir karočiui, lubrikus, realiai, duokit man pabaigti. Vieta mano bairiui. Va toks va standas didelis dabar buvo. Pasakyk tą bairį. Va toks, tokio dydžio, bet va tu tik tokį kišai. Gerai, nesvar. Kur ten filmuoja? Čia dar pas mane jau ką vietos reikia, jei kas norėsit. Kaip mes vadinam Vitos vaginas sandėliukas. Nes ten bomžai mėga. Žodžiu. Ir senelis užsuka kartais. Vai čia kažką pataisyt, ble. Čia vadakiam biškį papurkščiau. Aidas eina iš gal. Ir bičias ir Aidas. Ir žodžiu... Čia bičias vardu Aidas. Taip. No. Taip. Ir žodžiu, ir dar prikolas toks, kad vat lubrika jūsų jaunimas taip skaniai kvepia, žinok, blėt. Aš vat buvau su panelė viena. Naujiena. Jo. Nu, kad panelė. Ir normaliai. Jo, blėt, taip nejauku vasakot visiems, bet taip va, ir tą lubriką pabandžiau taip ant rankas ir taip, žinot, abrikosų skonis. Tu žinai, kad ne ant rankos reikia tepti. Viskas gerai. Nu, pradžioju ant rankos, po to, nu, aš tau, nes... Ir, blėt, toks skonis, žinot, nu, neskonis, kvapas toks. Kvapas toks geras, žinot, kaip, blėt, močiutės ogienė abrikosų, žinot, iš daržo, tik ką. Blėt, taip valgyt užsinorėjau, hebra, blėt, galvoju, pizdu pistis, blėt, nusileisiu su džemu, su mušteka padarysiu, blėt. Nusileidau, o džemo nėra, galvoju, da pohui, blėt, lubrikantą, ant donos, blėt, palangos, blėt, su sviestuku, žinot, kvapas toks geras. Ir viskas, pavalgiau, jau einam pistis, jinai sako, išplauk mane, nueinu į vonę, blėt, kad ją išplauti, blėt. Dušo želė ir vėl suka abrikosų skonius, blėt. Blėt, man jau, žinokit, man atrodo greitai jau pradėsiu ne su moteriam pistis, o suka su abrikosais tiesiog. Nes man jau, aš abrikosą kvapą pajaučiu jūsų lubriko, man jau taip smagu. Taip patinka. Tai, nežinau, visa šita moralas istorijos, kad tau seksas priminė babą, kažkokį tarsi buvo, na gerai, lubrikantas buvo tau toksai perėjimas į babą. Gerai, pasakysiu tau kitą vieną paslaptį. Gal jūs taip darot, čiūvai, jeigu nedarot seksą, sakykit iškart, ne, traukinys ne ten važiuoja. Kai seksu užsiėmi ir kad nebaigt, tu galvoji apie močiutę. O tu darai atvirkščiai, kad baigt galvoji apie močiutę. Močiutės paskola. Čia būstai nereikėjo. Spirkai ir taip. Jo. Ir antrą temą, apie kurią mes kalbėjom, po savižudybės su tavim, mes kažkaip pakalbėjom, kad labai nesąžininga yra, kad vibrikų yra milijonas. Ne? Nu, įvairių formų. Kaktuso, blėt. Kalėdinės eglutės tas populiariausias. Jo, arklio iš šachmatų yra, gali savo į vaginą įkišti arklį, pasijaust kaip pasaulio čempionas, kaip Čmilytė taip daro. O, arklys. Nei bokštą labiau mėgsta jau. Ir masturbuotis reikia ne va taip, o va taip. Arklys eina tik taip. Viktorija, jeigu tu žiūri šitą video, nieko asmeniška, tiesiog nekišk į vaginą arklio. Būtų juokinga, jeigu kažkas išskirps šitą, nekišk į vaginą arklio. Patarimai nuo Olego. Autisto patarimai.
Ir Tu labai tęs, daug... aš nieko nedarsime vartykis. Blet, man atrodo, aš kiek kuo toliau su tavim čia ant scenos, tuo labiau save diskredituoju, blet. Jo. Pisu abrikosus, blet. Seniai mane rusai pasamdė, kad tai daryčiau. Ir esmė tame, Nu. kad tiek jūsų daug visokių vibrikų jūsų yra. Vat kokius jūs žinot, mergaitės, pasakykit, prašau, vat jūsų su 2 tem galvutėm yra. Zuikutis būna, kiškutis, ne? Tas. Ne? Koks zuikutis? Yra arkliukas, bet yra ir zuikutis. Vadinamas rebis. Su dantukais. Biški grėžia. Jo, tai... Ir va tie, kai būna zuikučiai, nu, tipo, kad jie kadangi šiaip greitai šaliuoja, tai dėl to ir pavadinti, ir dar tos ausytės iš šono būna. Nu, žodžiu, esmė tokia. Blet, jūs iš visko padarysit, blet, barbių žaidimą, net iš vibrikų. A yra namas, blet, vibrikams? Kaip barbi namelis, blet, kur mano vibrikas nori valgyt. Yra vibrikas Kenas, jo. Barbės filmas bus apie tai. Esmė, bet rimtai labai jūs daug. Vat kokiu yra, pasakykit, mergaitės. Jūs... Aš girdėjau, klausykit, kad kiekvienam zodiako ženklui net savas vibrikas yra. Kad sako, aš esu vandenis, tai man vat, pagal ciklą reikia tokia ir ten išblėt kažkokių tai specialių akmenukų gydomas vibrikas, blėt. Pas mus viena vagina. Normali, klasikinė, guminė, be jokių ten, blėt, išėjimų slaptų, blėt, be jokių katakombų, blėt, be jokių nahui sudokų jūsų jobanų, blėt. Bet matai, yra labai daug funkcijų pas mus ant vibrikų. Pizda kiek daug. Jūs esat, gal girdėjusios iš pusėsirių, iš draugių. Tai taip matai, taip jo bandai. Jūs esat girdėjusi, iš kažko ten dar toliau, ne iš mūsų. Kai būna, kad aš žinau, kad būna tokie kaip vakuminiai, kur gali įsiurbti klitoriuką. Ir aš, nežinau, jo, įsiurbę, išsakina. Tai aš gal galėtų, tarsime, daugia funkcijas būtų, kad galėtum, tipo, ir klitoriuką, ir galėtų dulkės prasisiurbti irgi toks. Vakuminas toks, ne? Kodėl nėra vibratoriuose daugiau funkcijų? Blėt, rimtai įsivaizduoju, vibrikas tamagočias. Ir vaiką užauginį, ir padročinį. Ir mygtukų kiek daug. Jo. Aš tai atsimenu, ant savo reikėjo labai, gavau iš fantazijos dovanų ir labai reikėjo daug mygtukų išsiaiškinti. Jo, dovanų gavau. Jo, ne pati pirkau, o dovanų gavau. Ne, man buvo taip, aš norėjau nusipirkti, bet neturėjau pinigus ir man sako, tai parašyk fantazijom, pareklamuosi atsius. Akurat, bet... Opa! Ir sakai, kad ahuienas garsistas, prieš tai savo pizda, koks geras garsistas. Už vibriką. Čia, ble, jeigu dar vieną kartą bus, dirbsiu už vibriką, ble. Gausi bibi, blėt, va. Bet ne, aš tiesiog noriu pasakyti, labai jūs ten jau daug. Su LED ekranais, su jau tą jobana kalonkę. Taigi, Bluetooth valdomi yra net dabar. Jo. Bluetooth? Jo, tipo, kad bičias gali, tipo, kitam kambarį ir blėt reguliuot panai. Rimtai. Bet čia nebairis, čia rimtai yra toks. Ką? Čiūš, tu žaidi PlayStation'ą ir čia turi dar tą kartais. Gol! Ir net ten, irgi. Arba kartu laimėti, ne? Aš tikrai ne prieš vibrikus. Aš už. Jeigu tai padeda jums panas baigti, aš tik už. Man mažiau darbo. O tau... Man nereikia. Ne? Baigti, bet o tau nebūna, kad taip pana įsitraukė. Aš tradicinis paprastas. Man vat pana paliečia pimpė. Aš jau beveik baigiau. Aš jau, oi, ačiū, čia man, taip malonu. Taip smagiai, čia taip fainai blemba padarytas rankas, taip patogiai, tokios švelnios kaip pas mamą blemba. Taip smagiai blemba. Man nuo sekso daug nereikia. Man jeigu moteris leidžia ten, biški ten, bučiuot save, man patinka labai. Man, žinokit, nereikia. Aš mėgstu pystis šiaip. Aš būčiau, galimybė būtų, visada pyščiaus.
Rita. O su visais, su visom ar su vienu ir visada? Aš myliu... Mama. Gerai, Aš noriu... mama, brolis, močiutė. Ne, aš noriu palaukit, pasakyti, kad dabar jūs irgi provokavot. Dabar buvo motinos diena ir visi tokie, oi, kaip mano mama gražiai atrodė. Aš Instagramą, blėt, skrolinu ir aš jau pagalvoju apie, nenori padrošinimą. Tai jūs kitą kartą, kai dėsit savo mamą, 96 metai Palanga su liemenėliu. Pagalvokit apie mane. Galbūt jūsų mama bus sekantis žmogus, kuris kris man į akį. Man buvo, aš įsimečiau fotkę su mama ir mama sako, ištrink, nes Olegas pamatys. Olegas iškart sina. Labas Vytos mama. Šiaip keista, nebendraut su mama, rašyti labas Vytos mama. Čia kaip kažkoks atsilikęs, kur, tipo... Nu, kaip tu? Labas pardavėja. Labas Vytos mama. Labas moteris, kuri tikrina bilietus. Olegas nori valgyt. Nem. Gerai? Jo, bet tęsime apie seksą. Man patinka. Man patinka. Gal biškai palaisvinkim kažką apie savižudybę. Grįžkime šitą temą. Aš po mirties norėčiau turėti daugiau sekso, negu turėčiau per gyvenimą. Aš norėčiau gyventi tokioje visuomenėje. Kad mano kūnas kažkam... Aš, pavyzdžiui, nesuprantu to, sako, amoralu su mirusiais žmonėmis pistis. Širdžiai nesuprantu šitą visą dalyką. Aš norėčiau irgi daugiau. Jis jau miręs. Norėčiau. Jis jau miręs, plus Vitalijus Cololo gražus vyras yra. Aš nelabai suprantu, kodėl taip. Miręs žmogus, jau ne objektas. Kažkam jis gali su... Jeigu, žiūrėkit, aš iš ką sakau, jeigu kažkas norės mane po mirties išpist, jūs galite padaryti tai. Žinot, kad galima savo kūną po mirties atiduoti mokslui, aš atiduodu savo kūną po mirties pisimui. Piskit mane kiek norit, prašau. Bet čia yra geras dalykas, mergas, tikrai pagalvokit. Įėjęs iš Šimonytės kabinetą, realiai jaugi, man visi sakė, Olegas gi normalus žmogus, su parama dirba ir dabar toks, pisti mirusius yra gerai. Jo. Ne, aš turiu omeny, kad jeigu tu gali kažką pradžiuginti net miręs, kodėl ne? Kodėl ne? Baigai savo trilogiją apie... Atsiprašau. Aš irgi turiu pasisakyti. Aš manau, kad čia moterims yra labai geras dalykas po mirties pistis. Nes, visą gyvenimą, o, kurva, ir tada miršti ir, o dabar, pasakykit, kad aš ne kurva. Ir aš noriu savo pomirtinę norą pasakyti. Kokią? Aš, žodžiu, prieš mirtį. Čia mano slapta svajonė yra. Tarkim, jeigu man pasakote, tau liko mėnuo mirti, iki mirties. Mėnuo mirti. Ne, rinkis dieną, žinai, Kas čia per daktaras toks? Tau liko mėnuo mirti. Jeigu nemirsi, pragyvensi. Ir, žodžiu, norėčiau, kad man, prieš mirtį išsitatuiruoti savo babos veidą, čia ant krūtinės. Ir tada, kad visą tą mėnesį pistis ir kad bičiai baigtų ant babos veido. A tu mane dar kritikavai dėl mačiutės. Sakėjai, Olegai, tau patinka Ne, aš suprantu tau. Aš žinot, aš kaip norėčiau nusižudyti, jeigu aš nusižudyčiau. Aš paskambinčiau kokią nors Tele2 saloną, ten kur ten būna tie Tele2 nesąmonės, kur norit kalbėti su žmogum, spauskite vienetą. Žinot, tie tipą. Ir aš norėčiau ten paskambinti ir jie sakys, prašome palaukti, tada ten Jelena klauso, aš sakyčiau jai, prašome palaukti ir nueičiau nusižudyti. Ir tokia, įvertinkite pokalbį. Ir toks, posna. Nėra ką įvertinti. Ne, aš daug šiaip nusižudimo esu planų turėjęs. Ateiti prie kavinės, žinai, tiesiog kampanijai random tiesiog. Žinot, kaip aš sakau, ir išeit. Ir nusižudyti. Ir jie tokie, tai ką jis turėjo minėti? Ir jie visą gyvenimą vaikščios tokie,
kolegos turėjo minėjo. Aš vis užmėgstu už fucking žmonės, jūs neįsivaizduojat kaip. Yra pirmas troleibusas Vilniuje. Aš, blėt, klausykit įdėmiai. Aš nusipirkau taurę už pirmą vietą. Ir atvariau į pirmą troleibusą vairuotojui ir įteikiau taurę. Sakau, tau kaip pirmam. Nichuja nesuprato. Sėdė. Jis toksai по-русски можно? Kitas dalykas. Važiuoja kažkada tai pirmam troleibuse. Įsiklausykit įdėmiai. O priešais mane važiuoja antras maršrutas. Kas čia galavaitė, ne? Įdėmiai, blėt. Antras važiuoja pirmas. O pirmas važiuoja, blėt, antras. Tai kur čia tvarka, šimašiau, pidarastė tu, blėt. Ir taip jie nori tvarkos šitoj šaly, blėt. Atsiprašau. Aš norėjau užsikalbėti. Ne, mes čia susirinkom, kad čia yra tavo intervencijos. Mes norim, kad tu sustotum. O dėgai gana. Gana juokaut, nu viskas. Na, bet aš išpratėjau ant humoro, iš tikrųjų. Aš jau gyvenu savo pasaulyje. Tu tam meta humorą jau. Aš jau gyvenu visai. Aš neseniai pradėjau... Visiškai gyvenu. Aš pradėjau repetuoti savo paskutinį pasirodymą, irgi apie savižudybę kalbant. Aš norėčiau ant scenos nusižudyti. Pavyzdžiui, dabar. Ir jūs dabar jau, iš tikrųjų, jūs esate... O jau taip blogai su manim. Nu, žinok, Vita, viskas. Virvė, scena, kur čia man? Taip, tu įsivaizduoji, kad aš va taip žudyčiaus. Aš tau palaikyčiau. Vat kaip, va taip, va taip. Olegai, kodėl tu taip darai? Man taip patinka. Čia, man atrodo, mes ne apie savižudybę kalbam, apie tokį gerą seksą. O žiūrėk, grįžom. A tau patinka, kai tave vyras smaugia? Iki kokio momento tau yra zaibys, kai vyras smaugia? O po ko jau prasideda BK? Man patinka, kai jau aš atsijungiu ir tada jau jam sprendžiu. Žinai, aš nemėgstu priimti sprendimų. Laisva Lietuva, žinai. Kiek jam malon. Matai, aš esu labai people pleaser, žinai. Aš jau pakentėsiu, tu smauk. Jeigu tau tai gerai, tu smauk. Blemba, jo. Man vieną kartą tiesiog aš sužinau, kad galima smaukti panas, kai man pana pati pasakė, ir jinai sako, kaip tau patinka, aš sakau, man buvo 5 metai, aš toks, man patinka pasipist. Jinai sako, kaip patinka pasipist. Nogiem. Aš niekada tokį, jo, nogiem. Būtų zaibys nusirengti. Jo, galim nusirengti, jo. Patinka, kaip dibis stovi, blėt. Tu naini pas paną, kaip pas daktarą, tipo, nusirengite iki pusės. Kvėpokit. Dabar giliai. Dabar giliai. Aš daug pisies ir tavo, pakvėpo giliai. Tokia kažkaip su plaučiais negerai. Ja, ir... Pertraukiau. Ir tada kažkokia mačiutė tokia, aš tik paklausiu. Jo, pastavinant ir talonėlį reikia išsimušti. Po to gali dar įvertinti, kaip patiko paslauga. Nu, vidutiniškai, žinau, šipsenėlė liūdna. Blet, kaip linksma. Aš gal dar galvoju, ir jinai mane sako, kaip tau patinka, aš sakau, patinka, nu, tipo, pasipis, kad būtų linksma ten visiems. Ir jinai sako, man patinka, kai mane smaugia. Aš sakau, smagu tau. Ir aš jau bandau taip, nu, vien daug namioką, kad, tipo, aš čia, nu, nedalyvausiu šitam smaugimo žaidime. Aš galvoju, davai, tu pati save pasmauk, aš tave papysiu, tu ten, blėt, pavaidink, blėt, zombie, apokalipsė, blėt. Ir jinai pasmauk mane dabar. Ir aš toks, nu, davai. Ir aš taip ją pasmaukiu biškinai stipriau. Ir aš ją stipriau.
Ir aš sakau, blėt. Aš sakau, gerai, jinai, stipriau. Ir aš dar stipriau, kurva, ir jinai tada pradeda kalbėti, žinot, animuotų filmukų balsų. Labas, Olegai! Mes šiandien pysimės! Ir atrodo, kad tu 5 metų vaiką pisi tiesiog. Ir tau iškart flashbackai, ne? Ne į tavo vaikystę. Nu, aš suprantu, aš ką. Galbūt ir tavo, aš Aš ne pedofilas, mėm. Tai žodžiu, jo. Nu tai, blėt, ir va šitas dalykas man labai yra keistas. Arba, kaip panas sako, surišk mane. Aš ją surišau, aš lofte gyvenu. Ir reikia į antrą aukštą įtpistis ir jinai, blėt, kaip tiesiog va, taip atvaro. Aš į koją surišau ir jinai va taip pat į antrą aukštą varo, blėt. Jis toks įvapa. A kai tu pamatai va panu va taip atšokantį, tau vapšė nesinori sekso, blėt. Tu prisimeni iškart vestuvių konkursus, kur ant laikraščio pašokam, blėt. Tokia kažkokia nesąmonė, tipo. Nežinau. O dažnai te prašydo surišti paną? Nu, vieną kartą buvo. O tai gal tiesiog prašė, nežinau, nu, ten diržą išsekt kažką, ne? Surišk mane. Halačiuką užrišti. A tu taip durnai pradedi ryšti, kaip nors ten, tipo, blėt, galvas su ranka, blėt. Va taip, blėt. Ir tada šitą tarpą bando. Jo, ir tokį hybridą pisi, va taip, blėt. Kas tau, Olegai, nepatinka? Kodėl tu negali baigti? Nieko, mačiutę prisiminiau po infarkto, blėt. Ne, šiaip, lemba, kalbėti apie seksą įdomu, ypač kai, nu, gali ir tavo nuomonės paklausti, nes tu iš kitos pusės matai šitą situaciją. Nu, aš dažniausiai nematau. Bičias mato. Girdėdama, tas buvo lengva grupinė toks garsas. Bet LT. A norėjai kada nors 3? Norėjau. Blet, kaip man patinka Vita. Blet, vat, jinai žino, ko nori, blet, žinai? Norėjai 3? Norėjau, blet, kad visas panas tokias būtų, blet. Per augusios ir biškai. Blet. Man tavo brolis labai patiko. Blet, žinot, kiek manų tai sako? Man labai dažnai sako, jis, tipo, blet, jis 4 metais jaunesnis, jis objektyviai yra gražesnis bičias. Taip, blet. Mamka irgi taip sako, blet. Mamka sako, vat, žiūrėk, koks Borisas gražus, o to Olegai, koks surodas jį panas, blet. Kodėl Olegai depresijos? Todėl ir sergu mama depresija, blet, nes tu nuo vaikystės man šitą šūdą sakai, blet. Kad Boris gražesnis? Tai aišku, blet, visą gyvenimą man taip sakė, bet tai ką nešna, blet. Na, man atrodo, šiaip aš neseniai sužinau, kad Olego brolis jau 15 metų rūko CBD. Ir, CBD? Nu, vadinkim tai CBD. Čia YouTube versija. Jo. CBD. Ir aš buvau nustebęs, visai 15 metų yra nemažai. Tai aš supratau, kad jis nuo 6 pradėjo, ne? Jam dabar 3, nu jo, ne 6. Nu tai reiškia 2-4 metus rūko, ne? Jo. Tai, o jisai iš tavęs išmoko, ar kaip? Kaip šitas buvo, nes man, nu čia... Aš pradėjau žolę rūkyti, kai man buvo kokie 14. Aš, tai va... CBD? Ne, tikra. Nes aš čia apie heroiną dabar pasakosiu. Aš jau pas pasimečiau, kaip mes maskuojamės. Aš dabar kaip tas hujovas dileris, kur noriu atvažiuoti, paimti paskaityti. Toks, tu ką skaityti pradėjai? O rusiška ar lietuviška knyga? Galima afganistanietiškos literatūros. Man Koraną priveškit. Na, tai 14 pradėjai, ne? Jo, aš pradėjau rūkyti žolytę, man labai patiko. Nes aš toks, geras, aš galiu jaustis apsirūkęs. Labai patiko. Ir aš kokią 3 kartą parūkiau, nes toks, nu viskas, aš jau rūkalius esu profesionalus. Padariau ten iš butelio, blėt, tą pipetkę visą, blėt. Ir įpisau 1,5 gramo žolės, taip pat.
Valanda po to aš Santariškėse prie namajame. Aš sėdžiu ir Kraujo duot. Aš nejudu tiesiog, aš nejudu. Ir ateina daktaras ir sako, kas jums atsitiko ir, blet, aš maksimaliai nemoku maskuotis. Aš rūkiau žolytę ir man atrodo, aš mirštu. Ir jis toks labai gerai. Jie man davė arbatą. Ir jie tokia, čia atitų heroiną, čia norėjai pasakyti. Jie man davė arbatos su cukrum. Aš išgėriau arbatą su cukrum. Aš nusiraminau ir mane paleido. Uždėk medaus kompresą. Blet, aš iki šiol nesuprantu. Taip, ir tada aš nustojau rūkyti žolę iki kokių 26 ir tada aš pradėjau kai gerti ir vartoti narkotikus jau stipriai. Aš jau 5 metus nieko nevartoju visai, nes aš turėjau problemų. Matėm. Vat kaip jūs farose mane matėt, taip pat aš gyvenau tada. Nu, realiai taip gyvenau. Kad kameros visą laiką filmavo. O, jo žvaigždė mane čia filmavo. Nu, tokia ir žvaigždė, 24 valandų, blėt, žvaigždė buvau, blėt, kur, blėt. Aš išmokau alkoholikų kalbą jau iškart. Kažkada tai naktinėjau blaivyklui. Visiškai rimta istorija. Mentas, aš taip užpisau mentą mentūrai. Aš pripysęs jam duchas. Jis gal reikia treninės tika žmogui, tiesiog, žinai. Jo, kaip žinot, ta papūga, blėt, kur, tipa, į kažkokią, tipa, uždarai duchas, blėt. Aš pripysęs, nieko man nepadarysi, menti, nieko man nepadarysi. Jisai padarysiu. Ir jisai paima mane ir nuvaro, tipa, mes nuvarom į tą, yra namai sala vadinasi. Sala. Jau suprantat, koks pavadinimas yra. Nakvynės namai sala. Jis ateina pas bičią, sako, kur pas jūs labiausiai smirdanti kamera? Tas čiūvas iškart kažkodėl tai 23. Ir jis mane va taip atidaro, įveda ten ir prieš išdarant sako, ir išpiskit jį čia ir uždaro. Vat aš šitą... Ir Olekas Zaibys. Pagaliau. Ir man visi sako, megok čia ir aš atsiguliau ir aš supratau, kad aš atsiguliau į tą, kur primyža, kur buvo primyšta, ta prasme. Vėlgi, atskirkim mane nuo dabar, nuo to Olego, kuris yra lyrinis herojus, nes labai dažnai žmonės, kurie, Olegai, kaip taip galima, kaip taip žema. Aš pasakoju tam, kad jūs nekartotumėt mano klaidų. Beje, nakvynės namai sala, man atrodo, jau nebeegzistuoja. Jeigu egzistuoja, aš pasakau į kamerą, blėt, uždarykit, nes ten, blėt, tyčiuosi iš nekaltų žmonių, tokių kaip aš, kuris tiesiog mentų sakė duchas. Būtinai uždarykit šitą. Tai va, ir tada man sako, tau reikia pas daktarą. Ir aš nuvariau pas daktarą, sako, mes turim patikrinti kraujo ant narkotikų. Ir aš pirmą kartą gyvenime išgirdau žvengą daktaro iš kito kambario, kai jis pamatė rezultatus. Ten buvo... Kviečia kitą kažkokį, Kęstai! Ir aš, blėt, viską girdžiu per tą, ir jis toks, primesk, jis viską surinko. Aš surinkau visus narkotikus. Jis sako, pas tave opioidai, raminamieji, blėt, alkoholis, pas tave ekstazi, pas tave kokainas yra. Ir aš, žinot, kai aš visą šitą girdėjau, aš kaip, žinot, patenkintas tėvas savo sūnų, aš toks... Taip, čia aš. Ir va, aš iš to šūdo išgyvenau, tai turėkit omenyje. Čia, jeigu jūs tai darot, to nedarykit, iš bet kokios problemos galima išeiti. Aš turiu tai sakyti tai ant kameros, kad jeigu jūs galvojate apie savižudybę, yra pagalbos centrai, tu esi pagalba savo LT, jaunimo linija, būtinai darykite ir nedarykit jaunimo linijų opiume. Taip. Suprantate, apie ką aš. Rūpinkite savim, nes iš tikrųjų tai yra darykit labai... Darykit namuose, neopime. Vieną kitą galima namie padaryti, jo. Bet, rimtai, bandykit savim rūpintis, nes šitie dalykai, ir aš gavau gerą depkę nuo šitą visą dalyką. Bet čia iš kitos pusės ir mano talentas yra, kad aš turiu depresiją ir nepaisant depresijos, aš vis tiek gyvuoju. Tai, vat irgi, ir tu irgi. Nu, nes tu nebūtum tokia įdomi komikė, jeigu tu nesirgtum depkę. Nu, plemba. Nes matosi akise pas tave to toks biški liūdesys ir tai linksma.
Jo, kaip, žinai, kaip būna vaikas, kai... Gerai, ne. Blogas pavyzdys, jo. Blogas pavyzdys, kai būna miręs vaikas. Blet! Ir, nu jo, bet pas mane daug kas sako, kad labai pažiūrėjusi žvilgsnį. Bet to aš irgi pradėjau blaivybės kelią, pradėjau visiškai nieko, atsisakiau vartoti alkoholį, narkotikus. Išskyrus CBD. Nu, ta CBD. Nu, CBD. Nu, žolė. CBD žolė. CBD žolė. Jo, nes... Nu, kur nėra narkotikų. Ne, tenai nėra narkotikų. Kur nesuprantu aš jūsų, kurie CBD rūko. Sako, padedagi ne CBD, padeda tą tikrą dūtkę. Tai jūs tą tikrą, jūs sako, parūkiau CBD palengvėja. Aš galvoju, blėt, tau, jeigu tu foksą pabandysi, vapšė hujelinsi. Tau vapšė padės, blėt, žinau. Patikėkit, padeda, jo. Trumpam. Žinok, imbiero suvalgiau pizdą, eiktų. Išnešė. Jo, nu realiai padeda dalykai, tikrai. Tai tu tipo viską metėjai ten. Nu, man terapijoje pasakė, kad, nu žinok, vaistai ir terapija neina kartu su narkotikais ir alkoholiu. Ir aš tokia, nu kaip čia taip jau. Ir, tu neradai tą daktarą, kuris tiktų tau? Kuris sakytų, tinka, Vita. Kodėl, man atrodo, mūsų požiūrį tiesiog nesutampa. Čia ne tai, kad man blogai kažkas. Kodėl metėjai narkologą? Nu, nesutapo mūsų požiūris, man neleido heroiną vartoti tiesiog. Pasakė, negalima, tipo. Ką jis supranta, blėt? Tegul pabando, blėt, slabakas į bandas, blėt. Kaip zaibys. Tai jo, tai irgi, tai jau blaivybės kelia. O kas nors yra salė, kas nevartoja jau ilgus metus irgi metė dėl kažkokių tai priežasčių, nes suprato, kad pizda, paplokit? Tas pats žmogus, kuris bandė nusižudyti, man atrodo. Čia tavo brolis sėdi ir ploja, žinai. Viskas aiškus. Jūs nenuširdus. Vat lietuviai, jūs turite tokį dalyką. Vat aš manau, kad vat jeigu karas prasidės Lietuvoje, vat lietuviai turi tokį kuklumą labai. Vat ukrainiečiai dabar ginklų prašo iš visų, iš amerikiečių, hujiečių, net australai atsiuntė tankus. Iš vapšė kito pasaulio, blėt, kenguros, blėt, šaudo ten. Supraskit mano mintį, blėt. Jeigu Lietuvoje karas prasidės, blėt, mes net neišdrysim prašyti pagalbos. Mes tokie sėdėsim, geriau jau patys. Ramiai, gėdos nedarykim. Ten Nausėda kažką norės paprašyti, jiems Šimonytė sakys, Gitanai, nu nedaryk gėdo, žmonės žiūri. Nereikia čia. Mes jau geriau niekam nesakysime apie savo problemas, ypatingai vyrai, blėt, o ramiai savo nusižudysim, blėt. Mes Pilėnus atkartosim. Realiai taip ir yra, blėt. Bet žiūrėkit, ant kiek Lietuva didžiuojas Pilėnų tą istoriją, ant tiek mes didžiuojamės masinę savižudybę. Garbinam tokį dalyką. Tai mes ir šiaip mėgstam, tipo, man labai keista, kaip visose istorijose mūšiai, kur Žalgiris, pavyzdžiui, Žalgirio mūšis, kur dahuja žmonių ant arklių žuvo ir mes tokie, bet pizdai kažkam davėm. Nu jo, tipo, davėm, bet nėra gerai garbinti pizdai davimą kitiem, tipo, nebent rusams. Nu, rusams galima. O tai ne. O ten rusų, man atrodo, net nebuvo. Ten kryžiuočiams davėm, vokiečiams. Mes iš jų mašinas perkam dabar. Vapšė neturim tai būti, vapšė ne. Bet seni žmonės labai garbinavo tokius dalykus jiems čia. Nu tai jau kam 500 metų, jie atsimena. Čia aš prisimenu tą Žalgirio mūšį, blėt, tas arklys buvo kurva, be kondicionieriaus, blėt. Užlipau, blėt, vasarą karštą, blėt. Vokiškas daužtas arklys, žinot. Ne, seni žmonės. Aš su dviem arkliais viduj. Girdėjai? Jo. Čia ant mano bairio pabaigos buvo toks. O esi matęs, kaip seni žmonės valgo? Jūs matęs, kaip... Esat matę, kaip seni žmonės valgo surelį, kur, blėt, nučiute. Man nieko neišlikščiau. Čiūvas 8 metų išėjo. Gerai, gana man. Blėt, tik ne apie mane ir ne apie mano nikštuką. Rimtai jam gal 5 metų. Nematėjins nuėjo toks. Jis kaip tu jis sakėjai atrodė. Blėt, blogai atrodė realiai bičias. Bet Lietuvoje mėgsta vyrai 30 atrodyti 50. Pas mus irgi toks nacionalinis yra, blėt. Man 30 turiu aplikti, blėt.
blėt, tas veliurinis kostiumas, blėt, BMW, kur parašyta mano pilvas nenalaus, o alui, blėt, va šitą huinę. Ant prikolo tą body pozityvą pritraukti. Aš iš vis nesuprantu storų vyrų, kurie klube šoka, va. Laimingi, jie negali blėt. per pilvą rankų sutraukti, jiems reikia taip šokti. Aš galiu pasinaudoti progą ir paprašyti tavo brodo, kad... Jis filmuoja. Galima, žinai ką, galima paimti šitą ir kaip alkoholikai, kurie kiekvienas, ką turi, gali pilti tau. Blemba. Ne, viskas gerai. Jeigu kas nors nealkoholinio sidro. Tu paims? O žiūrėk. Padarys, oi, gražiai, blėt. Nes mama mus mokė, jeigu dama paprašė. Tai man Boris priešau sako, man gal 4 kartus prieš, Vita, jeigu reikės kažko, tu man pasakai Bori ir aš atnešiu. Tai labai gražu šį padėko Daug kunilingus čia. O jeigu tu imi 3 nemokamai gal? Aš nėra, kad prie babkių būčiau. Tau patinka, kai tau laižo čiūvai? Ne. Gerai, tai žodžiu, nesusikalbėsim čia. Kaip sakoma, nesurasim bendro liežuvio. Tai va, aš pavyzdžiui nespjaunu. Aš tikrai... Į laižymą ar į moterį? Į laižymą. Kartais ant moters spjaunu. Kad kai noriu suvaidinti, kad baigiai, tu tiesiog spjauni. Žinau, kaip vyrai orgasmą sufeikina. Spjauna nugaros. Ruošiesi baigt? Blet, juokingiausia, kad aš dabar atvaidindamas dachoje seilę. Tai spjauk, seni. Opapa. Nealkoholinis? Atsisuk, koks gražus vyras. Labai geras. Blet, maladės, Borė. Bet... Mano... Legenda, žmogus legenda. Vykdantisis direktorius mūsų fondo, beje, visus dalykus, kurias daro, jis viską padaro. O tu man suorganizuotum pasimatymą? Jau. Ahienas bičias. Suorganizuotum man pasimatymą su Boriu? Suorganizuočiau? Kurioj vietoj sutiktum, kad aš susitikčiau su Boriu? Kurioj vietoj? Na, kur tu norėtum? Ar tu nieko prieš, jeigu aš būčiau tavo giminiai šeimoje? Įsivaizduoju, blėt, atvarom iš šeimos ir Borė, savo merginą noriu pristatyti ir Vita jau ten tokia laba diena giminaičiai. Bleba, bet tu mano mamai nepatiktum, žinai kodėl? Nes jinai nichuja nesuprastų, ką tu šneki, nes mano mama, tu sakytum jai laba diena, jinai što? Šo, blėt? Mano mama labai jokingai lietuviškai šneka, jinai moka laba diena, neturiu kortelės, man 2 maišus. Čia kai aš su Borė gimiau. Man 2 maišus. Ir užrakinkit jos viduje. O į rūšiavimą dėjo kažką? Šiuš, kur pas tave plastikas. Stiklas, vaikai. O šiaip kur deda vaikus po aborto? Ta prasme, tu gali paprašyti, kad, tau atiduotų. Tai va, žinai, ten kaip būna, ten lieka mėsliai šunims užšerės. Padarai rankinėlę savo. Kaip? Iškamšą? Jo, iškamšą ant raktų užsidedė. Pavyzdžiui, jeigu nusipirkai savo naują būtą, gali čia mirusi vaiką padėti. Labai juokinga žmonės, kurie tik dabar, pavyzdžiui, šou atėjo ir ant šito momento ir aš taip, gali čia mirusi vaiką padėti. Visi, pas Olegą nieks nepasikeitė. Dročinai? Lubrikantų buvo. Ne, džemo užsitepė ant duonos. Čiūšelį džemo paėmė. Tai va, beje, kol jūs čia dar esat, mes filmuojam šiandien, aš noriu pareklamuoti mūsų rėmėjus. Mūsų rėmėjas yra taksi Malėtose. 861 52 111 arba trumpasis numeris 52111.
Trumpasis numeris beje atrodo kaip beveik ilgasis. Tai iškvietimas visą parą, taksi Molėtuose. Jeigu ką, nusiuskit per eilės. Per rankas užsirašykit. Ir užsirašykit. Tiesiog turėkite omenyje, kad pas mus reklama kainuoja 8 eurus už vieną reklamą. Nebrangu, bet ir matyt, nelabai nuoširdės pareklamavau. Ant tokia lengva pohui. Kvieskit, norit nesikviesti. Kalbant apie gerai vaikus, su tavim sėdim, jo? Aš norėjau dar, šiaip tai man, Man tai patinka. Mane irgi nustebino, kad... Jo, juokinga buvo. Aš jau, man atrodo, ant Vatsoką mes tikrai jau atjuokavom. Tikrai taip, mes jau virš valandos čia juokavom. Ką čia nusišnekė, mes pradėjom, kada mes pradėjom? Tai mes pradėjom prieš Ja. Gal dar pabaigai paklausiam, gal iš salės kažką turi, nes mes čia, žinokit, 9% bairių, kurias mes papasakom viens kitam. Realiai mes ant scenos sugalvojom. Tai mes nebuvom čia prarašę beveik nieko, nes mes su Vito pasirodę esam sakyk komplimentą. Pora. Ne pora, kaip aš lievai pasakiau. Komedijos pora. Dar leviau skamba. Pysatės? Tai aišku, pysamės. Kas per klausimas? Čia dabar paskola. Čia vadinasi dabar pisimusi paskola. Tu jau pasakėjai, kad... Aha. O dabar reikia padaryti. O būna, žinai, kaip šeimos nariai grąžina paskolas. Visą vakarą Vita nori išpist mano brolių, Achujenai, Achujenai, Žiauriai gerai, wow. Žodžiu, dar gal davai pabaigai jūs paklausinėkit mus kažką, gal jums kažkas aktualu, žinot, mes vis tiek čia tik vienas šou, mes daugiau nedarysim, parodysim jį per YouTube, kitą galbūt padarysim Kauniečiai jau dėl pinigų, nes iš kauniečių mes uždirbsim iš duchų. Vilnius, jūs maladėts esat. Lietuvos rytas ten, žinot. Man po tokios reklamos Kaune nieks neateis, bet sakykit. Užpipinsim. Jo. Ir žodį Kaunas. Ir N. Kaun, pip, as. Ir visi, koks įdomų miestas. Gal Panevėžys? Kalvarijos. Panevėžys 3 stadiją. Tai žodžiu, bairis buvo. Supratot apie Panevėžį, nes Vėžys? Ašgi komikas, komikas, aš esu. Kas turi klausimą? Gal, davai, nebijokit. Ir tokia žurnalistė. Eglė, Lietuvos rytas. Ar jūs pisatės? Taip, rytoj antraštė. Olegas pisasi su komikė Vita Žyba. Sklaustelėse, nuolat pildoma. Kas nuolat pildoma? Mane vidų. Sperma kiaušuose. Mane vidų. Nuolat pildoma mane vidų. Jokinga. Linksma. Patinka. Klausimas. Taip. Mylimiausia mokytoja. Čia labai būtų jokinga sekso metu tokį klausimą. Įsivaizduoju, tu pisės ir toks. Olegai, turiu tau klausimą. Taip, mylimiausia mokytoja. Tu. Jūs, ponė Agnė. Aš čia tavo mokytoja. Aš jau pats bijau iš tikrųjų. Žiūrėti tą pusę taip pat. Jo. Gerų manierų. Nelankiau pamokas. Nes aš blogas berniukas. Pasijutau kaip tratas dabar. Hujovai. Labai blogai. Labai norisi šūdus reikės. Sakykit. Ką skaito dabar? Čiūvas per pasimatymus šių labai linksmas. Olego Facebooko postas. Mėgsti vandenį. Pavalgai. Čia jau mama, pavalgiai. Mėgsti sėdėt. A kas labiau patinka? Gulėt
ar sėdėt? Nu, man tai per vidurį, prigul, žinai. Toks įdomus pašnekovas toks. Aš dabar pabaigiau skaityti Pranešėjas ir prezidentas. Ir kas ten pranešėjas, kas prezidentas? Pasidarė, aišku, ten galė. Nu, aš paėmiau tą knygą, aš ją pravarčiau, aš moku tą greitą skaitimą daryti. Ta, kur 5 sekundės. Ok, viskas aišku, komiksai. Ne, nu aš moku greitai labai skaityti, aš šiaip daug labai skaitau. Tas padvinimo knygutės. Nu ne, rimtai. Ir aš dabar skaitau apie kazokus, apie ukrainiečius, apie mus, blėt. Ahujena knyga, blėt. Kaip vadinas? Kazokai. Kazokų istorija, jeigu tau būtų, blėt, aiškiau. Kazokų istorija 17 amžius. Va tai, va. Patikėjai? Jo. Jo. Ne, aš tai labai mėgstu skaityti. Skaitau dabar visas knygas ukrainietiškai, kad geriau kalbą valdyčiau, nes dabar mes su mama tik ukrainietiškai šnekam. Jo, nes jis sakė, mes šitų, blėt, maskolių jobanų kalbų nešnekėsim ir aš toks, kaniešna mama. Bazara 0. Va, ir šnekamės. Dar sakykit, dar vis tiek jau atėjo, koks skirtumas? Jau išpildom pilnai, jau ką norėjot seniai paklausti? Ar jaudinatės prieš pasirodymą? Nekada gyvenime. Nekada gyvenime nesijaudinau. Aš profesionalas, žinok. Primenu, ką komedija man padovanojo. Ar chujovas komikas turi būti? Ne. Koks mėgstamiausias keiksmažodis? Čia kaip paklaus, kaip tau patinka pistis. Visai patinka. Aš tai labai blekinu visą gyvenimą. Aš net policijai, mane kažkada tai pakvietė pakviesti ir aš toks atsisėdu, jinai, nu tai Olegai pasakot. Nu ir aš sakau, nu sėdėjau, blėt, ir man jinai, galima apie keiksmažodžių, aš sakau, bus labai sunku. Aš labai mėgstu keiktis, man taip smagu keiktis. Aš nesuprantu tos žmonių, kur negalima keiktis. Ta prasme, negalima vaikų pisti. Vat vaikų pisti negalima. O keiktis galima, blėt. Įsivaizduoji, tu toks, blėt, ir pisi vaiką tuo metu ir tau kažkas, nesikeik! Nesikeik! Nesikeik prie vaiko. Gerai, gal tam ir baigiam. Gerai, Vilniau, ačiū jums labai. Vytas Žyba. Oleg Šurajov. Ačiū. Iki.